ledo ritulio varžybos. Kauno vicemeras Stanislavas Buškevičius užsimojo įveikti geriausią Lietuvos ledo ritulininką Dainių Zubrų, rungtyniaujantį stipriausioje pasaulyje NHL lygoje. Tiesa, 1-1 į kovą su profesionalu stojęs politikas prieš rungtynes neslėpė baimės. Tačiau netikėtai visiems susirinkusiems vicemerui pavyko išplėšti pergalę. Sporto sritį kuruojantis Kauno miesto vicemeras Stanislavas Buškevičius persirengimo kambaryje pasirodo gerokai anksčiau, iki mačo likus daugiau nei pusvalandžiui. Buškevičius prisipažįsta, jog prieš susirungiant sportininkų tenka tvardyti kinkų drebulį. Nebaisu. Baisu. O kodėl baisu? Ledo ritulio nesu žaidęs. Ir labai seniai stovėjęs ant pačiūžų. Matyt, pats save drąsindamas persirengimo kambaryje Stanislavas Buškevičius dar bando atsisakyti kai kurių apsaugų. Vos nenuoga krūtinę į ledo areną išbėgti pasiryžęs politikas bando prieštarauti ir dėl pirštinių, ir dėl šalmo. Ne, jau pirštinės tikrai nereikalinga. Čia kas paračio pirštinį. Davanų mano. Jau pirštinės tai tikrai. Dabar paskutinis. Ne, tai... Atributas. Svarbiausia. Galva. Tu mums sveikas reikalingas, tėvelė. Dainius Zubrus su Stanislavu Buškevičiumi rungėsi iki 10 įvarčių. Pirmasis lėkė tiesiai į Buškevičiaus vartus. Vicemeras pasiteisino užkritusių šalmų ir vos tik jį pasitaisęs vieną po kito sumušė 3 įvarčius. Mažiau nei 10 minučių trukusi kova baigėsi kiek netikėtai. Rezultatu 6-4 kaip nugalėtojas areną paliko Kauno vicemeras. Žiūrėkit, aš galvoju taip, kai tik tai jisai prisilies, kai pasižiūrėjau jo ūgį dar su pačiūžomis, tai aš jau visiems pasakiau, sakau, lėksiu kaip tas ledo ritulys kažkur tai labai toli, galbūt net iki kavinės. Ir likot nustebęs dabar? Žiauriai buvau nustebęs, aš galvojau, kad čia lamdysis mane. Aš net negaliu patikėti, kad gyvas sveikas iš tikrųjų ir kad pasidavė. Tai man, žinoma, nelabai malonu buvo nusileisti, bet su tokiais žmonėm, kai pažaidė, kai jiem leidė laimėti ir žinai, kad tai yra, kaip pasakyti, tai yra malonu. Tikrai, kad yra malonu, kai parvažiuoji į Lietuvą ir toks dėmesys yra skiriamas ledo rituliui. Taip, kad varžovas buvo labai geras, reiškia, buvo geresnis. Buškevičius Dainių varžovų atminimą ledo rituliui. Savaitėje viešėjęs ledo ritulis jau sekmadienį iš Lietuvos ir ketina pradėti pasiūlymą artėjant NHL lygos. Skuro